Sveiki, mėlyje informatikas LT skaitytojai. Čia Žygimantas Branauskas iš informatikas LT ir šiandien jūs mokinsiu dev C++. Ne kompiliatorius. Mokinsiu C++ kalbos. Taigi, dar norėčiau pridurti, kad aš mokinsiu ne vien C++. Kitose pamokose matysite ir PHP ir Delphi. Delphi yra Object Pascalis. Taigi, kadangi šioje pamokoje mokinsiu dev C++, dar prieš tai vos nepamiršau, ko mums reikės. Taigi, mums reikės dev C++ kompiliatoriaus, Notepad++, WAMP server 2.0c ir Delphi 7 second edition. Nesvarbu, gali būti ir first edition, nesvarbu ten, svarbu, kad veiktų žodžiu. Tai atsidarome dev C++ kompiliatorių. Štai čia galite pažiūrėti, kokie būtų, kaip naudoti kompiliatorių. Mums to nereikia, spaudžiame plus ir kadangi mums reikia naujo projekto, kad turėtume kur programuoti, tai spaudžiame file, new project, spaudžiame empty project ir išvadime jį kaip norime, taigi sveikas pasaulis. Saugome jį. Ir štai matome dabar projektą sveikas pasaulį. Spaudžiame ant jo kito pelės new file. Spaudžiame vėl ant to untitled 1. Spaudžiame kitą pelės rename file ir perduodame į main.app. Geriausiai, kad būtų .app. Tiesiog kažkoks tai vardas ir .app. Aš rašysiu main. Taip geriausia. Taigi. Mums dabar reikės inkludinti biblioteką, su kuria mes ir išvesime į mūsų konsolę, į KMD command prompt langą sveikas pasaulio. Taigi, štai grotelės, include ir dabar štai toks simbolis ir rašome jo stream. Kiekviena makro komanda rašoma tarp, štai, grotelės ir makro komanda. Taigi ten yra kelios, atrodo. Štai dabar jo stream, kas yra. Tai input, output, stream. Ką tai reiškia? Lietuviškai, į lietuvių kalbą išvertus, tai reikštų input, output, stream, tai įvedimo, išvedimo srautas. Taigi, mes dar naudosime using namespace std. Vėliau paaiškinsiu, kam jis reikalingas. Ir int main. Štai. Tai yra pagrindinė klasė. Funkcija, klasė, žodžiu, galite vadinti kaip norite. Taigi, kad išvesti mums į konsolę, išvesti mums sveikas pasaulį, tai mums reikės naudoti cout funkciją. Cout aš tiesiog sakau. Ir dvi rodyklės šoną ir tarp kabučių sveikas pasaulį. Vėl toks simbolis endl. Endl funkcija reiškia užbaigimo eilutės. Nes jeigu dabar padaryčiau dar vieną sveikas pasaulį, tai ir nenaudočiau čia endl, tai būtų vieną eilutę susigrūstų viskas, žodžiu. Taigi, dabar kam reikalingas namespace std. Jeigu aš jo dabar nenaudočiau, tai man reikėtų rašyti std2 taškį. Tai yra name funkcijų sąrašas kažkoks tai viduj, kuriame yra štai šios funkcijos, kurios tiesiog jeigu parašysime taip, tai tiesiog atpažįsta kompiliatorius, kad naudojame ten. Taigi, namespace std. Dabar, tarkim, pažiūrėtume, kas įvyksta. Taigi, spaudžiame compile and run. Štai šį mygtuką. Ir matome, kad tiesiog atsidarė ir užsidarė langas. Nesąmonė. Kodėl? Pabandome išsiaiškinti, kodėl. Tarkim, jeigu run kmd,
sudarytume ir matytume štai tokią konsolę, kaip ir atsidaro ten. Ir tarkim dabar vyksta kažkoks procesas, kuriame išveda system. Išveda, tarkim, žodį system. Taigi, pauzė. Ir matome, kad press indicate to continue. Na, tai sustabdo kodą. Taigi, galime rašyti system pauzę. Na štai, turime system pauzę ir tai sustabdytų procesą ir tiesiog, kol nepaspautume jokio mygtuko, tol jis neužsidarytų. Dar mums reikia grąžinti login 0. Tai yra return funkcija 0. Tai grąžintų main klasėje 0. Taigi spaudžiame vėl compile and run. Ir štai matome sveikas pasaulį. Dabar, tarkime, jeigu spaustume taip ir matytume, kaip užsidaro langas. Taigi, štai sveikas pasaulio pamoka. Ačiū, kad žiūrėjote. Na, laukite kitos pamokos, kurioje mokinsiu PHP sveikas pasaulį ir mokinsiu, kaip naudotis WAMP serverį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.